Susipažinkite su antruoju antrojo modulio mokomuoju vaizdo įrašu. Šiame vaizdo įraše sužinosite, kaip apdoroti nuotrauką su Canva ir sukurti skaitmeninį koliažą kvietimams ar atvirukams. Tai paprasta ir smagu, o tam jums tereikia nešiojamojo kompiuterio ir prieigos prie interneto. Atidarykite naršyklę ir eikite į canva.com. Jei turite Canva paskyrą, prisijunkite. Jei neturite, pirmiausia susikurkite paskyrą. Programa turi nemokamą versiją. Ją ir pademonstruosime šiame vaizdo įraše. Įėję į programą, kairėje pusėje esančioje juostoje matysite įvairias parinktis. Jei spustelėsite Templates, šablonai, pamatysite įvairių kategorijų paruoštus šablonus, kuriuos galite lengvai pritaikyti. Spustelėkite Cards and Invitations, kortelės ir pakvietimai. Galite rinktis iš 3 kategorijų: Folded Cards, kortelės, Invitations, kvietimai, Postcards, atvirukai. Paspauskite Invitations, kvietimai. Turite 2 pasirinkimus. Galite sukurti savo kvietimo dizainą nuo nulio arba pasirinkti paruoštą šabloną. Viršutinėje juostoje matysite sąrašą, iš kurio galite pasirinkti kvietimo temą. Pavyzdžiui, pasirinkime Winter Party Invitation, šventinį kvietimą. Spustelėkite ant šios temos ir slinkite žemyn, kad pamatytumėte siūlomus dizainus. Pasirinkite jums patinkantį. Atminkite, kad jei naudojate nemokamą Canva versiją, šablonų su karūna negalėsite naudoti, nes jiems reikia mokamos programos versijos. Pasirinkę šabloną, spustelėkite Customize this template. Tinkinti šį šabloną. Dabar galite personalizuoti kvietimą. Jei norite įkelti nuotraukas, eikite į savo kompiuterio failus ir pasirinkite norimą nuotrauką. Naudodami klavišų kombinacijas Ctrl+C kopijuoti ir Ctrl+V įklijuoti. Galite lengvai įterpti nuotrauką į dizainą. Kita galimybė – įkelti nuotrauką. Viršuje esančioje juostoje paspauskite File, Failas ir Upload Files, įkelti failus. Tada kairėje pusėje esančioje juostoje spauskite Files, įkelti failai ir spustelėkite įkeltą nuotrauką. Ji iš karto atsiras jūsų šablone. Jei norite ją perkelti arba pakoreguoti jos padėtį, spustelėkite nuotrauką ir vilkite ją. Naudodami jos kraštuose esančias rodykles, galite lengvai pakeisti jos dydį. Jei norite ištrinti nuotrauką, tiesiog spustelėkite šiukšliadėžės paveikslėlį. Šablone taip pat pamatysite keletą langelių su tekstų pavyzdžiais. Spustelėję ant jų galėsite lengvai įrašyti savo tekstą. Juos taip pat galite perkelti spustelėję ant jų ir vilkdami į norimą vietą. Norėdami juos ištrinti, paspauskite ant teksto langelio ir kompiuterio klaviatūroje paspauskite Delete, ištrinti, arba ekrane esantį šiukšliadėžės paveikslėlį. Jei norite pakeisti teksto spalvą, šriftą ar dydį, spustelėkite teksto laukelį ir eikite į viršuje esančią įrankių juostą. Tada spustelėkite patį pirmą mygtuką Font, šriftas ir slinkite žemyn, kad pamatytumėte galimus šriftus. Šalia šrifto mygtuko yra šrifto dydis, kurį galite keisti naudodami plius ir minus. Paspaudę mygtuką su A raide, galėsite pakeisti teksto spalvą. Jei norite pridėti papildomų elementų, pavyzdžiui, rodyklių, rėmelių, formų, žvaigždžių, taškų ir taip toliau, kairėje pusėje esančioje juostoje paspauskite Elements, elementai. Tuomet pamatysite įvairias kategorijas, iš kurių galite išsirinkti norimą elementą. Kai išsirinksite, spustelėkite ant jo ir jis atsiras jūsų dizaine.
Reguliuokite jį kaip tik norite. Atminkite, kad norint naudoti elementus su maža karūnėle, reikia turėti mokamą Canva versiją. Paruošę kvietimą ar kitokio tipo skaitmeninį koliažą, turite jį atsisiųsti iš Canva. Paspauskite viršutiniame dešiniajame kampe esantį mygtuką Share – dalintis. Tada spauskite Download – atsisiųsti. Pasirinkite JPG arba PNG formatą, nes jais bus galima dalytis internete arba socialiniuose tinkluose. Kai skaitmeninis nuotraukų koliažas bus atsiųstas į jūsų kompiuterį, galėsite juo dalytis su savo šeima ir draugais. Arba įkelti jį į savo tinklaraštį, tinklalaidę ar socialinių tinklų profilius. Sveikiname! Dabar esate ekspertas, kuris moka kurti skaitmeninius nuotraukų koliažus su Canva ir naudoti paruoštus šablonus kvietimams ar atvirukams įvairioms progoms. Žiūrėkite kitus antrojo modulio mokomuosius vaizdo įrašus, kad taptumėte tikru skaitmeninio pasakojimo žinovu.